Sveiki visi atvykę mano dar vieną Minecraft video ir šiandien filmuoju dar vieną drakonų kova Z video ir šiandien žaisiu aš dar vieną misiją, tai čia mano gal praeitas video daiktai, tai atsirado dar papildomų korinų pupelės, tai yra gyvenčios pupelės, atgyjimas iš tikro, tai Z kardas, Big Bang Attacks, atgyjimas, maistas, strėlės, taip. Tai užduotis šitą, nueik į ateitį. Tai mano ateitis va ten va yra, tai atsitiksim ten. Tai va, aš esu čia prie, įskrisčiau į ateitį, tai čia yra ta mašina iš tikro. Sakoma, kad čia reikia šarvus visą laiką nusiimti, tai palaukit, čia nepadarytas lyveris, tai skrisime ateitį. Kas čia nutiko? Išskaudė labai šonkulis. Kur mano šarvai? Tik korino papelės ir Big Bang Attackas. Kur aš esu? Čia nieko nėra. Kas tu toksai? Kinkajus. Kas čia reikės man daryti iš tikro? O kas čia įdomu? Oho. Naujas kardas. Kame X10 kartų. Paskutinės šūvis. Energijos šūvis. Kinkajus tunika, kinkajus kelnes, kinkajus batai. Kaip aš atrodau. Tavo treniruotė su priešais. Ir labai daug kulkų. Geras. Tai šitos reikėtų prie savęs gal laikyti. Tai jo. Šitas galima į viršų sudėti. Taip. Šitais man reikės, kai matau treniruotės. Tai man reikės dabar Big Bang Attacko. Ar tik su tais treniruotės, tai jo. Ir man čia reikės treniruotės kinkajau. Ar ne? Nu jo, kinkajau. Įsim po vieną dabar. Jo. Reikia nusistatyti lengva. Taip. Bleizai. Kame. Vieno nėra. Pasitengsiu nesudeginti tavo planetos kinkajau. Dar padėsiu dabar du. Avelnes. Degu. Mirė. Oi, atsiprašau kinkajau, kad sudeginti. Aš su jais ilgai nesitreniruosiu. Aš juos čia jums sudėsiu, kad ateity dar mirsiu. Tai jo, kinkajus esat labai geras žmogus, ačiū. Ačiū, kad jūs čia mane priimėt, bet iš tikrųjų aš nežinau. Iš tikrųjų tai mane užpuolė. Blemba, raketa buvo gal nesutaisyta iš tikrųjų. Ir aš matau debesis. Gal man užšokti? Ką man reikėtų daryti, kinkajau? Kinkajau? Ką man reikėtų daryti? Kinkajau? Ką reikėtų daryti? Nekalbu su manim. Tai manau, kad man reikėtų kažkaip... Aš išmaldausiu jo, kad nusileisčiau į apačią, tai sutiksim apačioj. Nu tai va, aš prašiau iš jo, kad išleistų. Tai aš čia va prie to va. Tai jisai mane išmetė va ten kažkur vidury jūrose. Tai čia duobė, kur aš mirėjau, talpiau. Tai šitas miestas yra, nežinau. Šitas miestas buvo neseniai pastatytas, aš atsimenu, kažkas įstatė. Tai, kas viduje? Miestietis? Miestiečiai? Oho. Taip, tai tada man dabar reikia misiją eiti iki Vegito ir paklausti, kodėl jis man mirkit, aišku, va. Paklausti, kodėl jisai man davęs sugedusią šitą man Vegito namai. Tai susitiksim prie jų, nes aš labai ilgai galiu prie jų eiti. Tai, ja. Pagaliau atbėgau iki Vegito. Čia treniruosi savo treniruoklę chamberį. Ir ką čia turim? Vegetas man įsipuolė. Kodėl tu man davai sugedusią? Laiko mašiną? Jisai nieko neatsako ir nužudysiu aš tave. Turbūt Bulma pasakys. Einu aš pas Bulmą. Susitiksime prie Bulmos.
Štai aš ir prie Bulmos, tai pasiklausiu, kodėl man davė blogą lėktuvą. Bulma, kodėl davė blogą lėktuvą? Ai. Aš atsiprašau, bet mes. Nebuvo variklio, reikės laukti naujo. Kodėl? Mano misija dabar netgi nueiti iki jo ir susigražinti, nueiti tą ateitį. Nu gerai, supratau, Bulma, einu aš namo. Bėgu aš tikrą namo, tai jo. Visai kelią rodžiu, kol bėgsiu namo. Skrisi dar manęs nieks neišmokė, nežinau kodėl. Bet eisiu pas šitą, pas Master Roshi ir jis turėtų man... Palauk, kur aš čia nubėgu iš tikro? Ai, tenai turėčiau bėgti, jo, tą krimtym. Oi, ne, man reikės maisto iš tikro. Tai va, maisto biškį persigabinau. Ir spėkit iš kur? Mane Master Roshis išmokė magijos, mat vietą tiesiog stovėjo ir atsirado maistas. Man reikėjo biškį tokių biškį tokių padarysiu iki daiktų, tai jo. Tai kur tas turėtų būti? Ai, van tas miestas, pastebėjau iš tolo. Tai va, tas miestas, jo. Miestas yra švarus. Turiu va, Big Bang atseką, energijos šūvį, paskutinį šūvį ir Kamehameha X10. Naujas ordas ir šarvai nauji. Kinkajus, aišku, miestietis, visur čia miestiečių, kaip pasibėjau. Ir man įdomu, ten įvyko sprogimas, tai mano Master Roshi turėtų būti tenai, bet ten namas. Tai aš moku padaryti teleportaciją, žiūrėkite. Oi, biškį energijos išleidau. Tai matau, padariau teleportaciją iki namų. Tai matau, net nepajudėjau netrupučio. Tai čia galiu dabar susidėti nuo į savo įrankius, tai čia korino popelė. Misija kažkaip neišėjo, dėl kad neradau aš to, mano buvo tas sugadintas laivas, tai jo. Tai, iki ateitį, dar ateitį padarysiu misiją šitą, tai jo. Tai sakau, kaip pasimatymo ir laukite dar vienam Dragonų klasės video ir ate!